Prašau, čia yra mūsų elektrikų mokymo klasė. Labadiena. Ir noriu supažindinti su mūsų mokytoju Dainiumi, kuris ir praves jums pamoką. Visą laiką turi būti išjungtas srovė, ar galima dirbti su įjungtas srovė? Ką? Siūlyčiau pirmiausia susirasti tokio tipo skydelį. Taip. Prastai kiekvienas objektas tokį turi. Taip. Ir atsijungti įvadinį automatą. Atsijungus automatą mes turim vis tiek pasitikrinti, ar nėra kabeliuose įtampos. Jeigu įtampa yra, paprastai indikatorius mirksi ir signalizuoja, kad dėl kažkokių priežasčių įtampa yra. O jeigu jisai nemirksi, tai reiškia viskas yra tvarkoju. Tai viskas, ką? Galim žievinti kabelius ir žievinsim juos paprasčiausiai su peiliu. Nuo viršaus į apačią. O. Tokiu būdu, nestipriai spausdami, nusižieviname kabelį. Taip. Ir su vadinamom pusačkim nuskirpam. Ir tokiu būdu mes jau esam paruošę jungiklio jungimui. Šviesai uždegti mums reikia tik tai fazinių gyslų rudų. Na ir dabar galit nužievinti. Kiek čia, tiek ir... Kaip gerai, su tokiu nesudaręs nie karto. Wow. Čia vilkas. Ir dabar mes turime parodyti, į kurias vietas jungti gyslas. Taip? Tai vieną gyslą jungit į vienas skylutę, va tiesiog Irgi prisukti net nereikia? Neatsukti nereikia, viskas jau sugalvota yra. Galim dabar bandyti įdėti. Bendrom jėgom. Turim tokį linksmą atsuktuvą, kurio pagalba galit nuimti dangtelį. Dabar reikėtų mums pasižiūrėti į schemą, taip kaip yra jungiam kištukinis lizdas, tai fazė 0 ir per vidurį įžeminimas. Pradedu suprasti, už ką mokama elektrikams. Yra ką veikti, ką? Yra ką veikti, žinau. Čia laidelius įdėti, viską. Atrodo 1-2, bet iš tikrųjų, kam samdyti kažką, jei pats galite pasidaryti. Štai taip, su profesijų meistrystės centro specialistais viskas tampa aišku. Keliam automatus į viršų ir žiūrim, kas bus. Op. Nu ką? O jei norite išmokti daugiau, kviečiu užsukti ir patiems išbandyti šiuos kursus.